Ieškai monitoriaus Mac'ui, o tavo žinios baigėsi ties tuo, kad monitoriai yra skirtingo dydžio. Bandei scrollinti e-shopus, net buvai nuvažiavęs į artimiausią elektronikos parduotuvę? Rezultatas – skaudanti galva nuo pasirinkimo gausos, o ką pirkti nežinai. Bandei klausti ChatGPT, bet atsakymas toks korektiškas ir nulaižytas, kad jau visiškai nekelia pasitikėjimo. O dar girdėjai, kad į jį pradėjo kišti reklamą, tai net nežinai, ar tiesiog nesusimokėjai už nupirktą nuomonę. Prie viso to per miglą pameni, kaip kaimynas prie alaus bokalo aiškino, kad tavo Mac'as šūdas, nes jis yra išrankus monitoriams ir ne su visais gerai veikia. Tai kaip išsirinkti? Pataikiai būtent ten, kur reikia. Peržiūrėjęs šį 8 minučių video jausėsi taip, kaip raudonų diplomų pabaigęs Vilnius Tech monitorologijos bakalaurą ir kitą kartą sutikęs kaimyną galėsi pudrinti jam smegenis, kad 5K ekranai turi 78% daugiau taškų už 4K, o P3 turi 17% daugiau žmogaus akiai matomų spalvų nei sRGB. Aš esu Macfanas, jūsų patarėjas Apple pasaulyje. Taigi, neriam. Pradžiai, ką reiškia tie 4K, 5K ar 6K? Tai yra ekranų raiškos standartų sutrumpinimai. Gal jums yra girdėtas Full HD? Jis turi daugiau nei 2 milijonus taškų. Palyginimui, 4K ekranas turi 8 milijonus, 5K beveik 15 milijonų, o 6K daugiau nei 20 milijonų taškų. Retina – tai ne ekrano technologija kaip IPS ar OLED. Tai taškų tankio slenkstis, kada taškai paprastai akiai tampa nematomi. Yra atsižvelgiama į standartinį atstumą, kuriuo žmogus sėdi nuo monitoriaus. Todėl retina slenkstis monitoriui, nešiojamam kompiuteriui ar mobilaus telefono ekranui yra skirtingas. Kitaip sakant, jūsų iPhone turi rodyti daug kokybiškesnį vaizdą, nes į telefoną dažniausiai žiūrite iš arčiau. Apple teigimu optimalus monitoriaus taškų tankis yra 218 taškų colyje. Toliau vadinsime PPI. Ekrane matote atitinkamai kokio dydžio monitorius turi būti kokios raiškos, kad būtų retina. Tuo pačiu pateikiu kelis šiuo metu populiariausius monitorių dydžius ir raiškas, kurie nėra retina, ir koks jų PPI. Kitas glaudžiai susijęs dalykas, kaip macOS dirba su rezoliucija. Jeigu norite išgauti aštriausią ir kokybiškiausią vaizdą, macOS viskas vaizduojama dvigubai didesniu taškų tankiu. Rezultatas – tekstas, kuris atrodo taip, kad nori jį paliesti pirštu. Ir čia svarbus ir fizinis monitoriaus dydis. Jeigu jūsų 27 colių monitorius yra 5K ir naudosite 2560 ant 1440 darbinę raišką, macOS rodys vaizdo proporciją, prie kurios jau priprato akis jūsų Mac'e. O jeigu turėsite 27 colių 4K monitorių, arba vaizdas bus labai stambus ir ekrane, nors jis ir didelis, nebus daug vietos, arba neturėsite tokio ryškaus vaizdo. Ar tai reiškia, kad negalite pirkti 4K 27 colių monitoriaus savo Mac'ui? Galite. Net ir tokiu atveju turėsite puikų monitorių. Todėl galite žiūrėti toliau, kad suprasti, kokie kiti parametrai yra svarbus renkantis monitorių jūsų Mac'ui. Ta proga, jeigu manai, kad šis turinys yra naudingas, prašau tavęs užsiprenumeruoti kanalą ir paspausti like po video. Tai padės mums suprasti, ar tai, ką darome, yra naudinga ir ar reikia šį darbą tęsti. O dabar judame prie kito parametro, tai yra spalvų gamos. Ir čia Apple vartotojai turi dar vieną privalumą, jei perka tinkamą monitorių. Standartiniai monitoriai apima spalvų gamą vadinamą sRGB, ta, kuri sukurta tinklalapiams ir Windows kompiuteriams. sRGB apima tik apie 72% platesnio DCI P3 diapazono. P3 iš pradžių buvo sukurtas skaitmeniniam kino projektavimui ir jis apima reikšmingai ryškesnes žalias ir raudonas spalvas. Kiekvienas Apple įrenginys nuo 2016 metų naudoja P3 spalvų gamą. Taigi, jei redaguoji nuotraukas, vaizdo įrašus ar dirbi su dizainu, P3 monitorius parodys spalvas lygiai taip, kaip jos atrodo kitose Apple įrenginiuose. Ir čia matyt esminis niuansas yra tas, kad jeigu lygiagrečiai dirbsi su savo MacBook ir papildomu monitoriumi, sRGB monitorius atrodys blankokai. Geriausi monitoriai šioje srityje parduodami jau sukalibruoti su Delta E mažiau už 2, tai reiškia, kad vidutinė spalvų paklaida yra nematomai maža. Ryškumas matuojamas nitais. Ir kai kurie monitoriai turi du parametrus – SDR ir HDR.
SDR nusako stabilų ryškumą. Tai yra, kokį ryškumą monitorius gali palaikyti pastoviai, o HDR nusako didžiausią palaikomą ryškumą. Pavyzdžiui, Saulės scenoje. Toks ryškumas nėra palaikomas visame ekrane, o tik mažesniuose plotuose mažesnį laiko tarpą. Kasdieniam ofiso darbui 3 ar 400 nitų daugiau nei pakanka. Bet jei dirbate prie lango arba šviesioje patalpoje, 500 nitų monitorius gali atsipirkti. Kai kurie monitoriai gali viršyti daug daugiau. Pavyzdžiui, mūsų vis minimo MacBook Pro ekranas turi 1000 nitų stabilų ryškumą ir gali siekti momentinį 1600 nitų ryškumą. Kontrastas – tai skirtumas tarp ryškiausios baltos ir tamsiausios juodos, kurią monitorius gali parodyti vienu metu. Kaip knygoje, kuo ryškesnė balta puslapio spalva ir kuo tamsesnės raidės, tuo lengviau skaityti. 1000:1 reiškia, kad baltoji spalva yra 1000 kartų šviesesnė už juodąją. Kalbant apie kontrastą, reikėtų užsiminti ir apie skirtingas ekrano technologijas. Šiuo metu populiariausios yra IPS ir OLED. Kontrasto kontekste svarbu suprasti, kad IPS naudoja mažai apšvietimo zonų, o OLED kiekvienas taškas šviečia individualiai. Todėl IPS juoda iš tikro yra tiesiog tamsi pilka, o OLED juoda yra iš tikro juoda. Labai sparčiai populiarėja mini LED technologija, kuri iš principo yra ta pati IPS, bet su labai daug individualių apšvietimo zonų, kurie leidžia išgauti daug geresnį kontrastą. Koks jis turi būti? Jeigu nesate pamišę ir nežiūrėsite į tašką galvodami, kad šita juoda nėra pakankamai juoda, tai 1000:1 bus pakankamai gerai, bet 1500+ bus maloniau akiai. Atnaujinimo dažnis matuojamas hercais ir nusako, kiek kartų per sekundę yra perpiešiamas vaizdas. Kasdieniam darbui pilnai užtenka 60 Hz monitoriaus ir skirtumą pastebėsite nebent greitai scrollindami vaizdą, jeigu akis pripratusi prie 120 Hz monitoriaus. Visgi, jeigu esate konkurencingų žaidimų fanatas, tai šioje vietoje daugiau yra geriau ir 60 Hz monitorių reikėtų pamiršti. Na ir paskutinis dalykas, į kurį norime atkreipti dėmesį, tai jungtis. Modernus Mac kompiuteriai visi gali atiduoti vaizdą per Thunderbolt arba USB-C jungtis. Monitorius su vienu Thunderbolt laidu gali perduoti 5K ar 6K vaizdą, krauti Mac'ą ir palaikyti papildomus USB įrenginius. Visa tai per vieną kabelį. Tai skirtumas tarp švaraus darbo stalo ir laidų raizgalynės. Dar pagalvokite, ar nenorėsite dabar arba ateityje prie savo monitoriaus pajungti kito monitoriaus. Jeigu tai jums yra svarbu, svarstykite monitorius, kurie turi kelias Thunderbolt jungtis ir gali palaikyti tokią funkciją. Aišku, yra galimybė ir jungti kelis monitorius prie Mac tiesiogiai arba naudoti papildomą įrenginį. Bet tie daiktai nėra pigus. Spalvų gama, ryškumas, kontrastas, atnaujinimo dažnis ir papildomos jungtis. Pažiūrėję šį video įgijote didelį žinių bagažą, kuris padės išsirinkti savo tinkantį monitorių. Čia buvo Macfanas ir iki kito susitikimo.